Sveiki gyvi, mėlyje Alko klausytojai ir žiūrovai. Audrys Antanaitis, Arūnas Artanavičius, Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimas Taujėnuose. Ir dar vienas iš mūsų pokalbių. Šiandien dabar bendrausime su Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininku Aleksu Kulviečiu. Labadiena. Labadiena. Na ir pradėkime nuo to, Aleksai, kad Kolumbija Lietuvos gyventojų turbūt pats egzotiškiausias kraštas. Ir vis dar tokie gajūs stereotipai, ten narkotikai, ten mafija, ten dar kažkas. Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad Kolumbija labai smarkiai keičiasi. Ir gal galėtumėte keliais žodžiais pasakyti, kokia šiandien yra Kolumbija? Kolumbija, aišku, daug kas turi tokį įsivaizdą apie narkotikai, kai jūs sakėte, tokia sudėtinga politika ir neramumą tenais, bet iš tikrųjų Kolumbija dabartiniu momentu gyvena gerai, ekonomika gerėja sparčiai auga ekonominė situacija. Su FARC, reiškia mūsų vadinasi gerilė, tai yra dabartinė momento pasirašyti sutartį, taikos sutartį, tai yra labai gera naujiena. Vidinis karas pasibaigęs? Vidinis karas, tai bent jau sustojęs. Tai 50 metų, kai tiesiog vargom su tą problemą, bet dabartinė momentu, man atrodo, yra kaip sprendžiasi visą tą reikalą, tai ir lietuviai, irgi Kolumbijos lietuviai labai džiaugiasi, kad taip ir vyksta. Taip, Aleksai, apie lietuvius dar truputėlį pakalbėsim, bet Kolumbija šiandien demokratiška šalis. Demokratiška šalis, tai galiu pasakyti, kad gali būti ir nustebsi visi, bet Kolumbija buvo pirmas iš šalių, kur tapo demokratinė. Ir ar Kolumbijoje gyvenimas susitvarkė, pavyzdžiui, ar tik Bogotoj, ar ir Medeline, ir, pavyzdžiui, provincijoje, nes kartais sakoma, žinot, Vilnius ne Lietuva, Vilnius kitoks, o Lietuva labiau suvargusi, Maskva ne Rusija irgi sakoma, o kaip Kolumbija, Bogota ar? Ne, Bogota vis tiek, Kolumbija yra irgi labai centralizuota visuomenė, kaip sakant, dauguma gyvena miestuose, didmiesčių, tai pagrindinė yra Bogota, žinoma, gyvena apie 8 milijonai gyventojų. Milžiniškas miestas. Milžiniškas, tai tiesiog čia yra, galima tai pripažinti. Dar Medelinė, mano miestas, irgi yra 4 milijonai gyventojų, tai faktas, kad yra tokia tendencija, kad iš kaimo emigruoja į miestus, tai dėl to ir susidaro tokios situacijos ir problemos taip pat. Socialinės. Taip pat ir problemos, jūs minėjote, kad ekonominė situacija Kolumbijoje gerėja, bet ar užtenka darbo miestuose ir kaip suprasti, tai pavyzdžiui, fermeriai nebenori žemės dirbti, juk Kolumbija ir žemės ūkio taip pat šalis buvo. Tai žinoma, Kolumbija yra žinomiausia šalis dėl to, kad yra daug kas augina ir vaisių, ir daug visokių kitokių produktų, bet dėja yra tokia tendencija ir problemos būtent su, galima sakyti, su narkotikais ir su kitais problemais, tai viskas susidarė miestuose. Ir aišku, taip pat ir švietimo problemos neužtenka valstybė tiesiog spręsti visos tos problemos ir dėl to būna visokius, labai sudėtinga būtų gyventi miestuose. O ar turistai dabar gausiai lanko Kolumbiją, ar yra kurortų ir ar saugu? Yra kurortų, aš kartais irgi palyginu su Lietuva, jeigu pas mus Palanga yra mūsų kurortas, tai panašiai būtų Kolumbija, mūsų kurortas būtų San Andrės. Yra sala tokia labai tikrai toli nuo Kolumbijos, yra Karibų jūroje, taip, ir taip pat yra Kartagena. Tiesiog yra labai žinomas miestas, labai daug lankytojų, tai yra garsiausia per visą tą mūsų Latino Ameriką, tai kas nežino apie Kartageną, tai tas ir nėra buvęs dar Karibų jūroje. Bogotoje irgi labai daug lankytojų ir Medeline. Tiesiog verta važiuoti į Bogotą, pavyzdžiui, į Aukso muziejų, ten daug kas mėgsta ten lankyti. Montserrat yra tokia kaip kalnas toks, daug lankytojų irgi būna tenais, yra kaip daug
yra religijos ten, kaip čia vadinasi, Tai nesvarbu, paskui gal prisiminti. Bet, Aleksai, seniau lietuviai buvo pamėgę maršrutą į Venezuelą, ten Margaritos salą, dar ką. Galbūt dabar tie patys Venezueloje atrodo dabar tikrai prasta situacija. Tai galbūt tie lietuviai ir pasuko dabar į Kolumbiją? Daug kas iš tikrųjų, tie, kurie turi galimybės ir nėra iš prezidentų partijos, iš dabartinės valdžios partijos, tai žinoma, yra priešiai ir ieško galimybės Kolumbijoje arba kitur. Žinoma, emigruoja žmonės, vis tiek yra nesaugiai ten gyventi vis dėlto ir emigruoja į Kolumbiją, žinoma. Ypatingai sienoje, prie sienos kerta sieną ir daugiausiai ieško maisto. Tiesiog žmonės miršta, praktiškai tiesioginiai žodžiai. Tai Aleksai, prieš 20 metų Venezuela laikės daug geriau už Kolumbiją, o dabar visiškai atvirkščiai. O visiškai atvirkščiai. Kolumbija buvo ketvirta ekonomika Latino Amerikoje, dabar tampa trečia. Vis dėlto, kad yra Kolumbija tiesiog turi labai daug produktų, daug eksportuoja, geriausias partneris yra Latino Amerikos valstybė, tai atvirkščiai negu Venezuela, kuri susipyko ir tik tai parduoda naftą. Tai žinoma, kad padėtis labai nekokia. O dabar pereikime prie lietuvių. Tai Kolumbijoje lietuvių bendruomenė, bent jau nuo antrojo karo pasaulinio, visada buvo tokia pakankamai stipri, bet dabar į Kolumbiją vis tiek neemigruoja. Tai reiškia, kad turėtų taip logiškai mąstant senti žmonės, išeiti po truputėlį. Tai kokia dabar yra šiandien Kolumbijos lietuvių bendruomenė? Situacija gana irgi sudėtinga. Mūsų bendruomenė formavosi, įsikūrė 1948 metais. Buvo apie 500 šeimų atvažiavęs į Kolumbiją. Buvo daugiau inteligentijos emigravęs, chemikai, ekonomistai, labai tiesiog menininkai, ypatingai mano specialistai. Jūsų senelis irgi menininkas? Mano senelis buvo tapytojas, žinomas Lietuvoje ir tiesiog tapo labai žinomas irgi Kolumbijoje. Bet dėja dabartinė momento mūsų bendruomenė įsilakstė per visą pasaulį, irgi emigruoja į kitos šalis. Sensta, neatvažiuoja kitus lietuvius į Kolumbiją, dėl kažkokios, gal, aišku, labai tolimas ir eksotinės šalis, kuris, jeigu atvažiuoja, tai važiuoja trumpalaikį, gal metus ar pusantrų metų ir paskui kažkur ieško kitur, kur galima gyventi. O mūsų bendruomenė tiesiog labai sudėtinga yra su jie bendrauti, iš tikrųjų nesusitinka tarpusavai. Rytai būna šventės, būtent vasario 16 tai yra pagrindinė šventė mūsų. Ir dabartinį momentą aš kaip ir pirmininkas nuo pernai galiu pasakyti, kad aš atstovauju virtualiai erdvę, nes aš gyvenu Kolumbijoje, gyvenu Lietuvoje, ne Kolumbijoje. O kur artimiausia ambasada yra nuo Pietų Amerikoje? Pietų Amerikoje ambasados nėra. Nėra iš visų Lietuvos? Iš vis nėra. Buvo uždaryta Argentinos ambasada. Taip. Ir dabartinė momento yra garbės konsulatas Sao Paulo. Bet garbės konsulatas tai toks daugiau formalus dalykas, ten vienas žmogus. Ten atlieka pagrindinės funkcijos kaip ambasada, ten yra oficialus atstovas, ten yra diplomatinės atstovas, bet kaip ir Lietuvos valdžia nusprendė, kad yra lengviau padaryti kažkokį ten diplomatinį atvažiavimą, jeigu yra kokio nors ten reikalų, arba tiesiog jeigu tikrai žmonės prašo taip,
tai tiesiog atvažiuoja ne ambasadorius, o pareigūnas iš Lietuvos ir tiesiog atlieka visus reikalus. Tai aišku keista, kad Lietuva visoje Pietų Amerikoje nesugeba ne vienos ambasados išlaikyti. Labai gaila, tikrai, man labai gaila ir tikrai yra daug poreikių, tikrai ir ne tik iš Brazilijos, iš Argentinos, bet labai daug klausimų, daug prašymų iš mūsų bendruomenės tiesiog tvarkyti dokumentus, tvarkyti dvigubą pilietybę tie, kurie tikrai turi galimybės, neturi su kuo bendrauti, neturi diplomatinių ryšių, tai yra labai didelės problemos. Na kągi, tikėkimės, kad bent šitą mūsų pokalbį išgirs kažkas ir pamastys, o gal vis dėlto Pietų Amerika nusipelnė bent vienos ambasados? Turėtų būti, tikrai, kai sakau, yra poreikis ir bent atidaryti vėl Argentinos ambasadą, man atrodo, kad argentiniečiai tikrai išgirs mano prašymą. Kągi, ir aš tikiuosi, tai ačiū Aleksai ir linkiu geros kloties, sėkmės ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo ir ačiū Jums. Na ir primenu, kad mes bendravome su Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininku Aleksu Kulviečiu ir tai buvo pokalbis iš pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų atstovų suvažiavimo Taujėnuose. Audrys Antanaitis, Arūnas Sartanavičius, likite su Alku.